Tai ką, sveiki visi, su jumis Go for Vape. Šiandien tokia darom naują rubriką mano kanale. Šiaip galvojau, ką padaryti, kad naują, ne unboxingus, ten ne how to rubrikas, bet dabar bus interview. Tai ką, su jumis sėdi dabar vienas toks cloud chaseris, kuris gan žinomas grupėse ir šiaip biški išmano apie elektronikės, tai Augis, ne? Jo. Tai ką, tada pradėkim. Biškai porą klausimų užduosim, pabazarinsim, kaip pradėjo, kaip kas, tai ką judam prie pat video. Toks būtų klausimas tau toks pirmas, vapšė toks. Kada pradėjai? Pradėjau prieš naujuosius metus, tai gal prieš 7-8 mėnesius. Bet kaip manau, jau daug išmanai apie esą, netgi, vat, jis pas pasidaręs pradėjai, kas čia. Vat, pats savo box modą padarė, savo darbį įkišo. Maždaug 8 eurus be baterijų, bet žinot, čia veikia tas pats kaip 100 eurų vertės koks boksas. Tai vapšė kaip sugalvojai, pavyzdžiui, daryti tokį boksą? Kodėl nepirkai nieko? Iš tikro, dabar paskutiniu metu daug pinigų išleidau ant vape gearo ir liko gal 20 eurų, o reikėjo kažkokio bokso. Tai nusprendžiau pasidaryti pats. Nuėjau į parduotuvę, nusipirkau dėžutę. Iš savo seno sugedusio vape flesko išroviau 5-10 jungtį. Ir tiesiog pasidariau ir jis puikiai veikia ir esu pilnai patenkintas juo. Nu, vat, kaip matai. O pavyzdžiui, žiūrėk, toks klausimas būtų, vat, tu už ką, pavyzdžiui, už tankus ar už RDA, vat? Kai tik pradėjau vapint, man buvo vien tik RDA, nes galvojau, kad tai man labai patiko ne tai, kad skonį jaust, bet patiko, kad kuo daugiau garų išeitų. Tai aš todėl rinkausi RDA, bet dabar jau kai ilgai garinu, man tiesiog atsibodo dripins ir nusprendžiau jo pereit prie tankų. Gerai, o pavyzdžiui, vat, kaip sakai, kad naudojasi su RDA. Pavyzdžiui, kokius koilus naudojai labiausiai? Koilus labiausiai nenaudodavau ten aukštų varžų, visą laiką eidavau 0.1, 0.2. Pirmas mano boksas, man atrodo, buvo X Pro M80. Tada turėjau iSticką, turėjau K-boksą labai trumpai, turėjau vape fleską, kuris sudegė kaip ir M80 04 čipas. Ir dabar turiu šitą. O pavyzdžiui, dabar klausimas tavo būtų. Vat, pavyzdžiui, kaip tu, pavyzdžiui, pasirinkai būtent vapingą, o ne cigaretės, pavyzdžiui? Vat, kodėl būtent vapingas? Dauguma draugų pas mane rūko ir aš nusprendžiau išbandyti kažką įdomesnio. Viskas prasidėjo nuo Evodo pas mane, kai nusprendžiau nusipirkti elektroninį ir nieko dar nežinau, kad egzistuoja tokie dalykai kaip modai. Čia pirma buvo Evodas, ne? Jo, pati pirma elektroninė cigaretė buvo Evodas. Nusipirkau už 20 litų, man atrodo, ar už 30 iš draugelio. Tada gatvėje tiesiog vaikštant, rūkant, pamačiau, kad pas kitus žmonės buvo kažkokios visiškai kitokios elektroninės. Ir tada aš grįžęs namo tiesiog pasidomėjau apie visus tos modus. Aišku, man buvo baisu ten, nes nežinau nei kaip su tais koilais veikia. Ten tuose video kalbėdavo, kad gali ir sprogt. Ir man tai sukėlė daug baimės, bet kaip pasidomėjau labiau, tai ten ir sužinojau, kad jeigu ten viską atsargiai darėjai, ten sukai normaliai koilus, tai tipo viskas ir normaliai išėjo. Gerai, tada dar klausimas būtų toks. Tavo manimu, geriausias RDA pagal garų kiekį ir skonį, vat, viskas viename, pavyzdžiui, ir gerai skonis. Pagal garų kiekį ir skonį. Man atrodo dabar naujausias, tai Velocity, buvo Velocity, jo bus aišku Velocity, jeigu pagal skonį. Aš RDA nedaug esu turėjęs Doggy V2, jis buvo visiškai šūdas, nes ten yra per daug airflow. Jo. Tada turėjęs su to Betty 2.5. Nes ten buvo per mažai airflow ir nebuvo jis kontroliuojamas, buvo tik 3 slotai, ten prasigrėžinėjau biškį negražiai. Ir turėjau šitą Poseidoną. Jo, bet jis man nepatiko, nes jis žiauriai kaisdavau, o iš geriausiai tai dabar laikau Velocity. Šiaip, pavyzdžiui, dabar vat, labai pradėjo sklis gandai, kad tai daug labiau kenčia negu cigaretės, kad viską tai turit mest, kad geriau jau tabaką rūkyti negu elektroninės cigaretės. Kokia tavo nuomonė apie tai? Man tą patį yra sakę keli žmonės. Aš grįžau, pasidomėjau ten apie tas visas bazės, apie tą augalinį gliceriną, glicerolinį, neatsimenu, kas ten yra. Pasidomėjau biškį, ten aišku perskaičiau ir gerų dalykų, perskaičiau ir blogų dalykų, bet man tai patinka tai, ką aš darau ir aš nusprendžiau ar taip likti. Gal kalba eis labiau apie skysčius ir, pavyzdžiui, vat, yra du būdai skysčiai, arba tiesiog pirkt iš parduotuvės naują skystį, pavyzdžiui, ten lykvą, arba dar yra maišyti su bazėm aromatus. Ką tu pasirinksi? Iš pradžio aš niekada negaminau tų skysčių, aš net nežinau, kad jos įmanoma pasigaminti.
Tai aš jo seniau pirkdavau. Vieni iš geriausių man tikriausiai patiko Liquider buvo multivitaminų, žiauriai skanus man patiko. Skaniausias, man atrodo, skystis tai buvo mėtų ir arbūzų. O 24 ant tardavime. Jo. O paskui pradėjau pats gaminti skysčius, tai nusipirkau bazių, aromatų ir taip toliau. O pavyzdžiui, vat aromatai, ne, koks to geriausias aromatas patiko? Skaniausias toks, kad reikia absoliučiai visiems išbandyti, ką tu siūlai? Man labai patiko kaktusų. Žiauriai skanus buvo Inaveros kaktusų aromatas, nekainuoja nelabai brangiai. Bongos LT pirkau, buvo žiauriai skanus. O dabar turiu paprastą Avorijos šitų aviečių. Aviečių žiauriai skanus. Gerai, dabar dar pakeičiam temą. Vat dabar išleidė maždaug prieš pusę metų kažkur kalėdų laikų, pavyzdžiui, tą pirmą Atlantic, tai vadinamą subauminį kaitiklę, ne? Ir kaip manai, ar tai gerai, kad tokį išleido dalyką? Jo, tai pažengė, aišku, veipinime labai daug, dabar su visais temperature controlais, bet jo, tas Atlantis 0.5 ten visi svaigo, aišku, apie jį. Aš Atlančio niekada esu bandęs, bet man jis taip ir nepatiko. Bet šiaip jo, labai gerai, kad išleido, nes dabar nuo to Atlančio 0.5 galvos ir prasidėjo visi tie subaum tankai, atsirado vis geresnių ir taip toliau ir su RBA deku. Tai manau, kad tikrai geras dalykas. Ir pavyzdžiui, vat, žiūrint iš to subauminio, pirmoje vietoje tau kas būtų? Pirmoje vietoje iš subauminio, su RBA ar su coilais? Nu, ir ten nesaviškai koks subtankas, žinai, ir tas galima. Jeigu su perrenkamu, tai manau, kad būtų Kaifūnas 4 man patinka, bet jame per mažai yra airflow biški, norėtųsi iš karto į plaučius traukti. O jeigu tokių, kad būtų visiškai geras, tai su RBA deku, manau, dabar Zephyras yra. Jo, Zephyras irgi jau neblogas, nes skiriasi iki gan didelės. O su coilais, su coilais, tai manau, kad geriausias būtų su 0.5 ir tu gali pasirinkti. Kam labiau pasirinkti, čia irgi labai gerai. Ok, tada dabar gal pasikalbėkim apie kainas, apie siuntimą. Matai, kad biški Lietuvos rinkoje kainos biški užkeltos, kaip pastebėjai, ne? Ne biški, o pakankamai. Pakankamai. Ir pavyzdžiui, tu esi už ką? Ar geriau nelauk nieko, tiesiog sutaupai ten kokių 100 eurų, kažkaip paėmė kokį gerą setą, ar galima sutaupyti kokių 5 eurų, paimti geresnį, bet ir laukti visą laiką, kad ten Festecho, ką žinau, visokiausių saitų. Aš kai nežinau tų Festechų visų ten iPhone'ų ir taip toliau, tai aš aišku viską pirkdavau Lietuvoje už tas nežmoniškas kainas, kaip ir už M80 vos tik išleidus aš antrą dieną nusipirkau už 75 eurus, kas visiškai neapsimokėjo. Bet jo, dabar kai žinau visus tos puslapius, tai dar tiesiog anksčiau, pavyzdžiui, kaip dar, pavyzdžiui, paėmė už 7.5 ir sudegė antrą dieną tos netgi tas pats. Jo, pas mane lygiai taip pat sudegė X Pro po 2 savaičių. Jo, dabar aš esu tikrai geriau palauksiu ir sutaupysiu pinigų, negu išleisiu 2 ir 3 brangiau Lietuvoje, nes Lietuvoje kainos yra nežmoniškai užkeltos ir mano manimum Lietuvoje Vapegearą tiesiog neapsimoka pirkti, nebent su labai gerom nuolaidom. Nu ką, tada dabar gal apibendrinkim, tai ką, matai, kad vapingas yra tipo ateitis, kaip sako koks Retrieveris, ne? Ir kad Lietuvoje tai bus daug daugiau negu dabar ir bus viskiausiai kontestai, ten rengs kažkas tokio, ne? Manau, kad tikrai ateityje tai bus. Tai ką tada, tai pamatėme mūsų pirmą interviu su žmogum, tokio mano naujoj rubrikoje. Tai ką, dabar surasim daugiau žmonių, kad galima irgi įdomiai būtų pašnekėti. O ką, šią metu norėčiau padėkot Augustui. Tai ką, dėkui. Все, davai. Būtų įdomiai paklausyti. Tai ką, taigi, nauja rubrika vadinasi interviu su Cloud Chaseriais. Šiuo metu pas mus čia prie mane sėdi čiuvakas, toks, kuris jau biškai mokasi jais, ten naudotis, tai Vilius.